Labukas. Mano rytas šiandien buvo labai toksai aktyvus. Greitai ruošiau pusryčius, viską dar pati net nespėjau susiruošti. Ir dabar jau yra pusė, beveik 11 ir aš dar visa, nes tiesiog turėjau padarius pusryčius iš karto eiti savo mažąją maitinti. Ir jinai tada ilgam užmigo, aš tada ramiai savo pamesgiau, bet dabar esu belė kaip išalkus ir jau tiesiog noriu eiti persirengti, susitvarkyti. Tai va. Ir visą šitą netvarką irgi noriu labai sutvarkyti. Tai tvarkysimės kartu. Einu viskas persirengti, nes šiaip labai nemėgstu šitų akinių, man labai jau akis ir gal pradeda skaudėti. Tai jie tik tais būna rytui skirti arba jeigu kas nors nutiktų naktį. Paskutiniai turimės dar, bet jie yra biškutį per silpni. Tai kelias dienas teks pabūti su silpnesniais lęšiais. O, kaip gerai iš karto. Šiaip aš padariau vieną atradimą. Ieškau visokių produktų, kurie būtų be jokių kvapiklių, kuo švaresnės sudėties. Ir baigėsi mano veido prausiklis. Ir tada tiesiog galvoju, su kuo reikia nusiplauti veidą. Ir tuo metu šalia buvo Kajos tiesiog prausiklis. Čia yra paprastas kūno prausiklis, šampūnas ir ten prausiklis. Tada buvau pasidažiusi ir puikiausiai su vienu kartu nuplovė visą makiažą. Tai čia mano naujas yra toks atradimas. Ir čia yra visiškai, kiek aš suprantu, švari sudėtis, jautri oda ir taip toliau, bet labai puikiai nuplauna makiažą. Tai jau tikrai veidą nuplauti ryte, kai be makiažo yra puiku, bet ir, ne kaip aš sakiau, ir makiažą puikiausiai nuplauna. Baiginėjasi mano visi veido kremai, o mes važiuojame į Lietuvą už porą savaičių. Tai tiesiog jau darau, ką galiu, nes nebenoriu pirkti naujų, o, ko nepasakiau, Lietuvoje jau esu užsisakiusi iš Biokos kremų ir tiesiog jau dabar nebenoriu papildomai pirkti. Tai reikės kažkaip visus mėginukus išsitraukti, kokius kažkur esu užkišus. Kas jie šypsas tokia? Oi. Ir kai aš perkerpu, tai paskui va taip sumaunu iki pat galo, kad čia oras neįeitų, nu ir naudoju. Aš esu žmogus, kuris nemėgsta, kad į akis lenda plaukai. Tai visada pas mane jie namuose yra surišti. Aš kažkaip jaučiu, kad kai aš ryte susitvarkau, pati save pasiruošiu dienai, tada visai kitaip visos kitos užduotys einasi. Tiesiog atrodo, man daug lengviau yra jas daryti ir sutvarkyti ir tiesiog suruošti namus. Čia Kaja savo pirščiukus čiulpia, jinai, nežinau, ar čia jai kokie biški dantenas niežtina, aš dar mažutė labai, bet ar jinai valgyti nori. Eisim dar biškutuką pasidažyti. Nedarau kažko ypatingo, nes tai ir tiesiog namuose būti. Makiažas, tai mano pats mylimiausias, antrą ar trečią jau šitą naudoju, Estee Lauder Double Wear concealeris. Jie turi daug spalvų, tai tikrai galima atrasti tokią, kuri labiausiai tinka.
Mano įkas yra 1W. Tiesiog man norisi tokį raudonumą kai kur nuimti. Ir paakis, nes pas mane jie gana plonytė ta oda. Ir nesvarbu, kaip gerai būčiau išsimiegojus, jie visada yra melsvi. Tiesiog toks pagimimas. Bet šitas konsileris labai gerai, jo nereikia užfiksuoti. Ir labai gerai tiesiog pašviesina ir nesubėga į raukšleles. Taigi. Kol ką jie valgo, aš stengiuosi pamegzti, nes mane šiaip labai žavi mezgimas, nes tai yra tiesiog tam tikrų mazgelių darimas ir iš tų mazgelių gaunasi kažkas. Tai mane taip žavi tais. Tai aš jau pradėjau čia kajai mezgu kaip kombinezonas, bet tiesiog kaip su šleikutėm, kaip lemenė pačioje ir kelnykas. Tai va čia yra jau viena koja ir dabar reikia antrą koją megzti. Spėjau tik tais vieną mažą eilutę numegzti, bet, taip yra. Taip yra. Kartais valgo daug, o kartais valgo tik tais labai mažai. Jei jau to reikės miegoti, tai aš vis tiek einu, po biškutį tvarkysiuos ir tikiuosi, gal jau biškiu užsups tas mano tvarkymasis. Greičiausiai ne, bet aš vis viliuosi, bet tai būna pradeda žiovauti. Vieną dieną jie miega vienaip, kitą dieną kitaip, vieną dieną užminga labai greitai, kitą dieną reikia visas miegelius supti ir ten visaip juos migdyti. Na tai, kadangi tai yra mano antras vaikas, tai aš tiesiog jau nesistebiu. Ir žinau, kad ta kiekviena diena jinai yra skirtinga. Ką padarysi, taip jau yra. Kai einu migdyti kają, tai aš stengiuosi, kad visi judesiai ir veiksmai būtų tokie patys, toks kaip ritualas. Tai pradžioje aš ją šiek tiek panešioju, kol jau nurimsta ir tada dedu į vežimą. Ir va tokiais judesiais maždaug jai patinka ir ją migdau. Kartais užtrunka net ir 10 minučių, bet toksai vaikelių tas ritmas ir kartais greitai, kartais vos kelios minutės, o kartais ir ilgiau. Bet visa tai, kai kartojam daug kartų, vaikeliam patinka ir jie greičiau užminga. Rytais mes labai dažnai spaudžiam sultis ir aš dabar pradėjau ir salierų sultis po truputėlį gerti. Tai sunkiausia sulčių spaudimo dalis yra išplauti sulčiaspaudę. Visos detalės išsiplauna lengvai, išskyrus štai šį mažą tinklelį. Bet manau verta dėl sveikatos. Ypač Majai labai patinka apelsinų sultis ryte, o šviežiai spaustos apelsinų sultis turi daugiau naudingų medžiagų. Labai mėgstu, kai pagaliau pradeda matytis galas darbuose ir belieka nuvalyti viską, visus paviršius. Ir tiesiog atrodo net pradedu lengviau kvėpuoti, nes eina ryto bent jau darbas į pabaigą. Stengiuosi per dieną kiek įmanoma gerti daugiau vandens ir
įsidėti bent kartą į stiklinę elektrolitų. Na ir žinoma, kartu mano vitaminai. Kiekvieną dieną su jais keliauju. Čia D vitaminas ir multivitaminai buvo. Likusius blynus mėgstu sudėti į maišelį ir dažnai būna kito ryto pusryčiai. Kažkada tvarkymasis man iš tikrųjų buvo gana sunkus dalykas, nes aš tvarkydavausi dėl kitų. Tiesiog mintise turėdavau, kad neduok Dieve kas nors užeis, o aš esu nesusitvarkiusi ir tiesiog stresavau dėl to. Bet per terapiją išsiaiškinau ir išsisprendžiau šitą dalyką ir dabar tvarkausi dėl savęs, nes man iš tikrųjų be galo gera tvarkingose namuose. Žinoma, ne visada tai pavyksta padaryti, ne visada gali ir ypač kai yra 2 vaikai namie, tikrai tos pagalvėlės nelieka savo vietoje. Šiandien noriu gaminti kažką iš šaldiklyje turimos vištienos, dar tiksliai nežinau ką darysiu, bet kažką sugalvosiu. Kaja nubudo, bet aš bandau ją dar primigdyti, nes labai dažnai, kai yra ilgasis jos miegelis, jinai tiesiog po kažkur 30 minučių pabunda. Ir jeigu aš paskui ją dar užsupu, jinai ir toliau miega. Tai ką šiuo momentu darau, tai ją supu ir tuo pačiu savo darausi kavos. Nes matau, kad jinai tikrai turėtų užmigti. Tai šitą laiką panaudoju kavai pasidaryti. Ir tada galėsiu ramiai eiti atsisėsti ir pasidarbuoti prie kompiuterio. Vienas dalykas, kuris labai svarbus man išgėrus vandenį, yra įsipilti vėl iš naujo vandens. Šiandien labai gražus oras lauke, toks lengvas šaltukas, tai labai fainai išnešti patalus į lauką. Mūsų senutė Fendutė. Vėl tie patys judesiai, tie patys ritualai ir tikiuosi miegos ramiai. Kava yra man kaip desertas. Aš ją geriu retai, bet labai silpna, daugiau ten yra pieno nei kavos ir įsipilu agavos sirupo šiek tiek ir cinamono. Man labai patinka cinamono skonis, ypač šaltuoju metų sezonu. Tikrai atrodo, kad tas cinamonas sušildo. Trumpai pailsėsiu, bet tuo pačiu ir pasidarbuosiu. Skalbiniai jie tikriausiai niekada nesibaigia. Kiekvieną dieną ir kartais netgi po kelius kartus per dieną. Ir džiovyklė pas mus yra naujas dalykas, niekada jos neturėjom iki šiol, bet neįsivaizduoju, kaip be jos gyvenam. Labai patinka ant džiovyklės kamuoliukų, tiesiog užlašinti ežerinio aliejaus. Mano kajukas atsikėlė. O aš dar tikrai turiu ką nuveikti, iki kol mano vyrukai grįš, jau yra beveik 4. Ir pagaminti valgyti, ir reikia išskalbti kaldras, nes mano vyras kelias dienas labai sirgo, miegojo vaiko kambarį, o mes su abiem vaikučiais aš miegojau didžiąją miegamąją. Tai reikia išskalbti kaldras ir išdžiovinti, kad vakare būtų su kuo miegoti, su kuo apsikloti. Tai va, tai Kaja keliaus kartu su manimi. Kam, pavyzdžiui, kažkas galbūt, kažkieno vaikelį galbūt nelabai mėgsta nešyklės, tai tiesiog nenuleiskit rankų ir pradžioj jie tikrai nenorės ramiai su jumis būti ir spyriosis ir panašiai. Tai dėl to keliaukit kartu visur, nešiokitės, tiesiog vaikščiokit daug, kol nurims. O paskui, kai nurimsta, tai tiesiog dažniausiai miega. Viskas. Padariau vakarienę, pavalgiam, palikau vyrą su vaikais, o aš važiuoju į sporto salę. Tai salė dabar yra toksai biški kaip ir mažas pabėgimas, tai ir nauda kūnui, bet tuo pačiu ir gali kažkur išeiti ir turėti tiesiog ramiai laiko salę. Aišku, šiukšlės tuo pačiu. Tai ačiū visiems, kas buvot kartu, tikiuosi jums patiko, tikiuosi atradot galbūt naujų dalykų, kuriais pasidalinau ir
galbūt pasijutot ne vieni, nes suktis namuose kartais gali jaustis vieniša. Bet labai linkiu atrasti tą namų kūrimą, labai gražų dalyką, nes tai yra labai svarbu. Mes kartais nesugalvojam, kad tai čia tik namai. Ne, namai yra tiesiog mūsų širdis. Ir moteris kuria tuos namus. Mano tokia nuomonė. Tai ačiū visiems, kas buvot ir iki pasimatymo.